Noriu pasakyti, kad seser šeimyna sugrįžo namo saugiai ir labai Safely reached home. saugiai parvažiavo ir čia jiems buvo labai smagu. Called. They were eating apples already from here. Kai mes susiskambinom, jie valgė lietuviškus obuolius. They just went home and she said, "We just eating apples." Buvo tik parvažiavę namo ir sakė, mes valgom None of obuolius. them gone bad and very good. Obuoliai nuvažiavo saugiai irgi. Mes juos atskirai po vieną suvyniojo They said, please tell greetings to everyone. ir siunčia sveikinimus. They remember, not everybody's name, but Jie negali atsiminti kiekvieno vardo. they remember Ramune for sure. My sister remembers. Mano sesuo atsiminė Ramunę. That's the only name she mentioned. Vieną vardą jinai atsiminė. Yeah, because she was born exactly my sister's birthday. And her Nes birthday matot, same. jų gimtadienis tą pačią dieną. And also, I just want to thank you for every one of you for sowing into the ministry. Aš noriu padėkoti už tai, už aukas, kurias jūs paaukojot į jų tarnystę. Last night also, and God gave me this message. Dievas davė man šią žinią. Not only for the church here, but first He gave this message to us. To me. Ne vien tik dėl bažnyčios čia, bet pirmiausia davė Dievą žinią mums. And I was so encouraged. Ir aš buvau labai padrasintas tuo. Yeah. And I would like to speak on the same thing from the book of Philippians. Filipiečiams laiške There is a very small book, small letter. labai mažas laiškas, trumpas, Third chapter, 3 skyrius, 10th or 11th, I think, in Lithuanian. It says that I'm on might know Him and His power of resurrection. I can't imagine. 10 eilutė. Trokštu pažinti jį, jo prisikėlimo galybę ir bendravimą jo kentėjimuose. Noriu panašiai kaip jis numirti, kad pasiekčiau ir prisikėlimą iš numirusių. 10 and 11. Yeah. Let's pray. Pasimelskim visi drauge. Thank you, Jesus. Father, we thank the Lord for this wonderful time in your presence. Tėve, dėkojam už šį nuostabų laiką tavo akivaizdoj, tavo buvime. Thank you, Jesus, for every person. Ačiū tau viešpatie už kiekvieną čia žmogų atvykusį šiandieną. Lord, they are supposed to be here and they are here. Lord, you brought them. Viešpatie, jie turėjo čia būti ir jie yra čia. Thank you, Lord, for encouraging our family. Ačiū tau viešpatie, kad tu sustiprinai mūsų šeimą. Thank you, Jesus, for encouraging the church. Ačiū tau viešpatie, kad tu sustiprini bažnyčią šiandieną. Open our hearts Atverk mūsų širdis viešpatie and let this word be alive in our hearts. ir leisk šiam žodžiui tapti gyvų mūsų širdise. Lord, that this word will touch our spirit Ačiū tau viešpatie, kad šis žodis pasieks mūsų dvasias, palies jas and it will stay with us ir pasiliks su mumis. as long as we shall. Tol, kol mes gyvi būsim. Te būna tai palaiminimas viešpatie mums. Ačiū tau viešpatie. Thank you. We love you Mylim tave, Jėzau, for who you are. už tai, kas tu esi. Thank you, Lord, for your living word. Ačiū tau viešpatie už tavo gyvą žodį. Without your word, without you, we are nothing. Be jo viešpatie, be tavo gyvo žodžio mes esam niekas. We cannot do nothing. Mes nieko negalim padaryti patys iš savęs. Ačiū tau viešpatie. Jėzaus vardu. Amen. Amen. Thank you, Lord. Ačiū tau viešpatie. And this is one of the letters Paul wrote to the churches. Vienas iš laiškų, kurį Paulius parašė bažnyčiams. Paul wrote 21 epistles, like letters. Paulius parašė 21 laišką. Almost one third of the New Testament or something, or maybe 2/3. Didesnę dalį Naujojo testamento. And I just give you a brief history behind this letter. Aš truputį istorinių momentų paminėsiu When, apie šitą when laišką. God called him from a persecutor to a preacher, Kai Dievas pašaukė jį iš persekiotojo tapti pamokslininku. he traveled around Jerusalem. Jis keliavo aplink Jeruzalę. In the first few years, as soon as he got born again. Pirmus keletą metų po atgimimo iš aukšto jis keliavo aplink Jeruzalę. And the second trip, he took a little bit longer trip. Antroji jo kelionė buvo ilgesnė. And he has a vision. Jis turėjo regėjimą. One man standing, he said, please come and help us. Tame regėjime stovėjo vyras, kuris sakė, prašau atvyk ir pagelbėk And mums. that man is from Macedonia.
Tas vyras buvo iš Macedonijos. And that's still in Greece. That time it was called Macedonia. Ir ta vieta dabar yra Graikijoje, tuo metu buvo Macedonija. And so, obeying his call, he went. Taigi, Paul, atsiliepdamas į pašaukimą, Paulius išvyko į kelionę. that was on the second missionary journey. Paul traveled. Tai buvo jo antroji misijų kelionė, tai vyko. They left from Antioch, Išvyko iš Antiochijos, and on the boat they Laivu. came to Philippi. atplaukė į Filipus. And this city was named after the father of great Alexander, the Philip. Ir miestas buvo pavadintas didžiojo Aleksandro tėvo vardu. And it was a small city, but this Philip the Great, he made it bigger. Tai buvo mažas miestelis, bet tas Filipas didysis padarė tą miestą It was a didelį. Roman colony. Tai buvo Romos kolonija. So he came to Philippi along with Paul and Silas and Luke. Luke was there also. Lukas, kuris užrašė apaštalų darbus kartu su Pauliumi ir Silu, atkeliavo į Filipus. And the whole story was mentioned in the book of Acts. Ir visa istorija užrašyta apaštalų darbuose. And the first meeting they had Pirmasis susirinkimas, kurį jie turėjo, on the riverside, buvo palei upę. and very few people gathered. Keli žmonės susirinko, tik And tai that was the first meeting on the continent of Europe. tai buvo pirmasis susirinkimas įvykęs Europos žemyne. And this is the first church Ir tai in buvo Europe. pirmoji bažnyčia gimusi Europoje. And there was a wonderful woman of God, Lydia, Tai got buvo born again. puikiai Dievo moteris, kuri atgimė tą dieną, jos vardas buvo Lidija. And first, the Bible scholars say that's the first convert, a Christian believer here on the continent of Europe. Biblijos tyrinėtojai mano, kad tai pirmoji krikščionė moteris Europos žemyne. And Paul was so happy. Paulius labai apsidžiaugė. Wonderful. Nuostabu. And immediately the next passage. Ir iš karto antra dalis. And in the book of Acts, 16th chapter. Apaštalų darbuose 16 skyriuje antroji pastraipoje skaitom, And the demon-possessed girl kad demonų apsėsto mergina atėjo was bothering them a lot. ir pradėjo juos trikdyti. And through that thing, they got even beaten up and put in the prison. Ir dėl jos trukdžių jie buvo netgi sumušti ir pasodinti į kalėjimą. And, and 10 years passed by. Praėjo 10 metų And he was writing this letter ir to encourage them. Ir po 10 metų jis rašė laišką tai bažnyčiai Filipuse, kad juos padrasintų. There is a special relationship between the Philippi church and the Apostle Paul. Buvo ypatingas specialus ryšys tarp Filipų bažnyčios ir apaštalo Pauliaus. The main purpose of this epistle is Pagrindinis tikslas, pagrindinė priežastis šiam laiškui to parašyti, thank them for whatever they did. padėkoti jiems už tai, ką jie padarė. They supported Paul very much. Jie palaikė Paulių labai smarkiai They viskuom. gave out of their, lack they gave. Jie aukojo jam aukas iš savo stokos. So he's writing personally Taigi asmeniškai jis rašo jiems laišką, as a thank you letter padėkos laišką, to encourage them padrasinti to juos, keep on doing what they're doing. kad jie toliau tęstų savo darbą. And the main theme in this letter is joy. Pagrindinė tema šio laiško yra džiaugsmas. And there is a, you see, if I ask you now, are you happy? Jeigu aš jūsų paklausiu, ar esi laimingas? We say, oh, I'm happy. Laimingas. But you see, there is a difference between happy and joy. Yra skirtumas tarp laimingo žmogaus ir džiaugsmingo žmogaus. Happiness depends upon happenings. Laimė priklauso nuo įvykių. Happiness depends upon the things that you have. Laimė priklauso nuo dalykų, kurie yra turimi. Happiness depends upon what you have. Laimė priklauso nuo to, ką tu turi. And but joy is not like that. Bet džiaugsmas nieko bendro su tuo Joy neturi. is nothing to do with the outside, outward. Džiaugsmas neturi nieko bendro su išorė, išoriniais It's way dalykais. deeper and stronger. Tai gilus dalykas, širdyje giliai ir tai yra labai stipru. It's nothing to do. Joy is not what you have, but whom you have. Džiaugsmas nėra tai, ką tu turi, bet kam tu priklausai. You see, when Ką tu turi, asmenį turi vidui. if you want to describe happiness, you say, well, when I open the Christmas gift, oh, I'm so happy.
tam, kad apibūdinti laimę, kažkas gali pasakyti, atidariau, atplėšiau kalėdinę dovanėlę ir mane tai pradžiugino, tapau laimingas. Arba kažkas tau padovanoja dovaną netikėtai, nelauktai per to gimtadienį ir tu tampi laimingas nuo to. Bet kai tu tai prarandi, laimė dingsta. Bet džiaugsmas niekad nedingsta. Paulius apie tai rašo šiems žmonėms. Galima būti šokiruotam perskaičius šį laišką. Paprastas, trumpas, 4 skyriai. Pirmasis skyrius turi tik 30 eilučių. Trumpi skyriai, trumpas laiškas. Žinot, kiek kartų jis paminėjo tai? Kalbėdamas apie džiaugsmą, džiaugsmas arba džiaugsmingas 16 kartų. 4 trumpuose skyriuose. Taigi jis drąsina mus prisipildyti džiaugsmu. Galbūt pagalvosi, Paulius gyvena pily ir jam Ciesorius davė savo miegamąjį, kuris apsigyveno ir rašo laišką iš ten. Ir su auksiniu parkeriu jisai rašo laišką bažnyčiai. Galima suprasti, kodėl jisai džiaugiasi. Žinot, iš kur jis rašo šitą laišką? Iš Romėnų kalėjimo. Jisai buvo dugne, mėšlyne. Ir jis rašo 16 kartų džiaukitės. Mes turim tokią giesmę ir mes dažnai cituojame, džiaukimės, visuomet džiaukimės, 4 skyriui jisai sako. Ir mes giedam apie tai. Mes giedam, bet širdie liūdna kažkodėl tai kartais. Paulius rašo iš mėšlyno, dugno apie džiaugsmą. Drąsina juos, drąsina bažnyčią. Džiaukimės. Žinot kodėl? Nes džiaugsmas Pauliaus širdyje nebuvo susijęs su išoriniam aplinkybėm jo gyvenime. Jis turėjo tai viduj. Jo džiaugsmas buvo įsitvirtinęs, turėjo pamatą ant bendrystės su Jėzumi. Ir niekas iš jo tai paimti negalėjo. Ar mes laimingi, ar turim džiaugsmą? Pirmam skyriui galima apibendrinant trumpai pasakyti taip. Džiaukitės sunkumuose, kentėjimuose. Antram skyriui džiaukitės tarnaudami. Trečiam skyriui džiaukitės paklusdami Dievui. Ir 4 skyriui džiaukitės duodami, aukodami. Kiekvienas skyrius turi pamatą džiaugsmas. Kai mes turime džiaugsmą kentėdami, velnias nieko negali padaryti. Kai kažkas laimingas, kai kažkas džiaugiasi, tu tokiam žmogui nieko nepadarysi. The joy is not depending upon your next person is happy or not. Tavo džiaugsmas nepriklauso nuo šalimais esančio žmogaus, jis laimingas ar ne. Jeigu mes turime džiaugsmą savo širdyje, mes galim džiaugtis, jeigu nieks aplinkui mus nesidžiaugia. Paulius su Silu buvo kalėjime Filipuose. Prieš tai ir jie buvo smarkiai sumušti. Ir aplinkui visi kiti kaliniai nebuvo pat džiaugsmingi ir laimingi.
Ir kalėjimo viršininkas prižiūrėtojas nebuvo laimingas ir But Paul and džiaugsmingas, Silas, bet Paulius su Silu, they tied up their hands jų rankos buvo and they supančiotos, bet jie "Oh, gėdojo. rejoice in the Lord always." Maybe he was singing Jie there gėdojo, in Philippi. Filipuose kalėjime jie gėdojo. I believe that he wrote that chorus that time and he is writing again to Philippi. Maybe. Tai, ką jis gėdojo, turbūt jisai vėl rašė tos pačias giesmes jiems džiaugtis. Joy in the suffering. Džiaugsmas kentėjimuose. You see, when our happiness is, if we have only happiness, when the suffering comes, it disappears. Jeigu mes turim tik laimę ir kai kentėjimai ateina, laimė pasitraukia. And the second chapter is joy in serving. Ir kitam skyriuje džiaugsmas tarnaujant. And it's also very hard in these days. Tai labai sunku šiomis dienomis. In serving God with a joyful heart. Tarnauti Dievui su džiaugsminga širdim. Maybe that's why God said, I'm pleased with the I don't know. Gal dėl to Dievas ir pasakė man apie Tomą tai. Until now I did not think about this one. Aš iki šios akimirkos apie tai nepagalvojau. In serving God. Tarnauti Dievui su džiaugsmu. And I don't want to tell as a prideful, but when I was serving Brother Norval, Aš noriu pasakyti ne iš pasididžiavimo, bet noriu pasakyti, kai aš tarnavau Norval Heisui. I remember maybe eight people Aš, came prisi, to serve. aš prisimenu, 8 students. tame laike kartu su manim gal dar 8 vaikinai atėjo tarnauti jam. Same like me. Tokie patys kaip aš. They want to serve, Lygiai taip pat jie norėjo jam tarnauti kaip ir aš. but they did not last even 1 month. Bet jie neištvėrė nei vieno mėnesio. Some of them maybe 2 months. Kai kurie iš jų ištvėrė 2 mėnesius. They did not have a joy in serving. Nes jie neturėjo džiaugsmo tarnauti jam. And they are happy Jie buvo laimingi to be with Brother Norval. būti šalia šito To go žmogaus, to his house, nueiti pas jį namus, to take a photo with him. su juo nusifotografuoti, But when it comes to serving, bet kai ėjo kalba apie tarnavimą jam, he would call 1 o'clock in the morning. jis paskambindavo 1 valandą nakties So sleepy. ir labai norėdavo į miego. And he would say, please, let's go swimming. Ir sakydavo, atvažiuok eisim į baseiną pas mane. You have to have a joy to go swimming 1 o'clock in the morning. Turi turėti džiaugsmą širdį, kad galėtum eiti 1 valandą nakties į baseiną plaukioti. Talking about Paulius būtent apie tai ir kalba. when we are serving Kai mes tarnaujam Dievui with the joy. su džiaugsmu, Boy, that is a wonderful thing. tai nuostabus dalykas. And the third chapter, Trečiam skyriuje he said, joy in obeying God. džiaugsmas paklūstant Dievui. You see, sometimes when God gives us we pray for something, pray, Mes meldžiamės dėl kažko tai ir kai and God says something. ir Dievas pasako mums kažką If we don't like that answer, ir jeigu mums nepatinka tas we atsakymas, don't want to obey. mes nenorim paklusti. But the joy, when we have a joy, Bet kai mes turim džiaugsmą, even if we don't like that answer, jeigu mums netgi nepatinka tas atsakymas iš Dievo, even if it is against completely what we are expecting from God, galbūt netgi tai prieštaroja tam, ko mes tikimės ir vilėmės sulaukti iš Dievo, we obey. mes paklūstam jam. We obey his command. Mes paklūstam jo įsakymui. We obey whatever he says. We obey. Ką jis be pasakytų, mes paklūstam tam. Not just obeying, Ne tik paklūstam, but obey with the joy. bet paklūstam su džiaugsmu. Obey with the joy. Paklūstam su džiaugsmu. And the 4th chapter, 4 skyriui joy in giving. džiaugsmas davime. Oh, I remember one story. Aš atsimenu vieną istoriją. There was one church meeting going on like this, about 1,000 people there. Vienas susirinkimas vyko, gal koks 1000 žmonių ten buvo. And there is one demon-possessed man in the congregation. Ir buvo demonų apsėstas žmogus tame susirinkime. And this church doesn't know how to cast out devils. Bažnyčia neturėjo supratimo, kaip susitvarkyti su to žmogum, kaip tą demoną išvaryti. He's disturbing the congregation. Ir jis stipriai trikdė visą susirinkimą. And even disturbing, people not to listen the message. Ir trikdė žmonės, jie negalėjo girdėti pamokslo. And when one of the elders said, Ir vienas iš vyresniųjų pasakė, let's take up an offering. surinkim paukojimą. And the devil was so afraid and left the devil. Ir velnias išsigando ir staigiai pabėgo iš tos vietos. The devil doesn't want to give to the God. Nes He's afraid. velniui nepatiko šita mintis, kad reikia aukoti Dievui. Yeah, for a certain limit, Iki tam tikrų ribų, for most of us, it's okay to give.
iki tam tikrų ribų viskas tvarkoja, mes galim aukoti. When it comes to the, real, hard times, Bet kai ateina iki sunkaus then taško, it's harder to give. tada darosi sunku duoti. It's even more harder to give with the joy, smiling face. Ir darosi dar sunkiau duoti su džiaugsmu ir šypsena. Yeah. It's hard. And that's what Paul is saying. Tada sunku ir Paulius kalba apie tai. And he was recommending, he was giving a recommendation on Philippi church for what they did. Ir jis tokią kaip rekomendaciją, tiesiog gerą atsiliepimą parašė apie tą bažnyčią už tai, ką jie padarė. And fourth chapter he said, 4 skyriuje jis pasakė, this church sent some gifts to Paul. ši bažnyčia siūsdavo dovanas Pauliui. And they sent one man, Epaphroditus. Ir jie pasiuntė vieną vyrą, jo vardas Epafroditas. And he got all the gifts. So Paul is saying, thank you so much for sending the gifts through Epaphroditus. Ir jis dėkoja, ačiū už dovanas, kurias atsiuntėt per šitą žmogų. Yeah, I remember one Splendid. story Brother Noel tells. Atsimenu vieną istoriją, kurią mano mokyklos direktorius Norval Heisas pasakojo. One time he went to one church. Jis vieną kartą nuvyko vieną bažnyčią He was the speaker there. ir jis buvo pamokslininkas, svečias toj bažnyčioj. And he was on the stage. Jis pamokslavo, jis buvo ant scenos Enjoying the service. ir tarnavo Praise and susirinkime. worship finished. Reiškės, vyko šlovinimas, And they took up an offering, regular offering. jis surinko paaukojimą bažnyčioj And Brother Noel was also so happy. He gave something. ir jam patiko visą tai, jis irgi paaukojo. And after that offering done, the MC, the man who is taking offering, he came back. Ir po to, kai buvo surinktas paaukojimas, tas žmogus, kuris kalbėjo apie paaukojimus, sugrįžo. Well, today is our second Sunday, so we usually take up an offering for our missions. Ir jis pasakė, kadangi šiandieną antras sekmadienis mėnesio, mes renkam paaukojimus misijoms. And so they took up another offering. Taigi jie surinko dar antrą paaukojimą misijoms. Yeah, this is for the missions. And Brother Noel was watching from the stage, and it looks like almost everybody gave. Ir Norval Heisas stebėjo viską ir atrodė, kad visi aukojo. And so after the offering finished, Baigėsi paaukojimų laikas and this man comes up again. ir tas vyras sugrįžta trečią kartą. Well, just now from last month, we are supporting our poor people in our community. Mes pradėjome remti dar vargšų žmonės mūsų bendruomeniai. So it happened to be today is our turn, Taigi- our church turn. Taigi, ir reiškia, šis sekmadienis išpuolė mūsų bažnyčios eilė paremti juos, nes So and he took up another offering taigi jisai surinko dar trečią paaukojimą 3 times. 3 kartus. And it's unusual. Labai 3 times. neįprastas dalykas, 3 never kartai. heard. Nieko tokio dalyko And negirdėjau. even Brother Noel was watching, almost looked like everybody gave something. Ir Norval Heisas stebėjo ir atrodė, tarsi vėl visi aukoja. And, the pastor was so nice. He said, now we just want to invite our guest speaker. Dabar pastorius pakvietė svečią pamokslininką And Brother Noel comes. ir Norval Heisas atėjo And he was pamokslą. teaching a nice Bible lesson. Very good. Ir jis mokino pamoką iš Biblijos. About half an hour. Gal kokį pusvalandį mokino. Preaching so good. Gerai jisai pamokslavo. And right in the middle, Ir vidury pamokslo the Holy Spirit says, šventoji dvasia jam pasakė, stop the message. sustok pamokslavęs. And the way this pastor and the assistant pastor is treated by this church, I don't like it, God said to him. Ir šventoji dvasia pasakė, taip kaip pastorius su savo pagalbininku, taip kaip bažnyčia elgėsi su pastoriumi ir jo pagalbininku, man nepatinka, Dievas pasakė. So, I want them to bless them, Taigi aš noriu, kad jie palaimintų juos, the pastor and the assistant. pastorių su pagalbininku. So he called, Taigi jis pašaukė juos and after the service, they told the story what happened after the service. po susirinkimo, paskui jie papasako istoriją, kas ten nutiko. For 6 months, 6 mėnesius. they did not take any pay from the church. Jie neėmė jokio atlyginimo iš bažnyčios, Because they had a school, so all the money is going towards eating up by the school, all the money. nes jie turėjo mokyklą ir pinigų neliko, tiesiog pastoriui mokykla viską. And assistant pastor that morning did not have anything. Ir pastoriaus pagalbininkas tą dieną jau ir valgyti neturėjo ką. Brother Noel doesn't know.
Norval Heisas to nežinojo. He was first time there. He don't know Jis nothing. pirmą kartą buvo toje bažnyčioje, nieko nežinojo. So he called the pastor and the assistant pastor. Taigi jis pašaukė pastorių su pagalbininku. Stand right here. Sakė, atsistokit čia į And priekį. he said, folks, Sakė, žmonės, if you want to bless your pastor, jeigu norit palaiminti savo pastorių, the servants of God, jisai Dievo tarnas, just come and just bless them. ateikit ir padarykit tai. Now that's the fourth offering. Dabar jau 4 paaukojimas. And they came Ir žmonės atėjo and put the money, ir aukojo pinigus. by their feet. Ir sudėjo ir pradėjo dėti pinigus prie jų kojų. All the time, in the same service. 4 kartą tame pačiame susirinkime. Now, okay, folks, it's now sit down, everybody. Dabar sakė, gerai, jau viskas. Okay, Sėskit. now I want to continue my lesson. Dabar toliau pamokslausiu savo But pamokslą. again, Holy Spirit. Šventoji dvasia vėl sustabdė jį. Now he said, whatever they did now, do it again. Sakė, tai, ką jie dabar padarė, jie turi pakartoti. He said, okay, come back. Dabar sakė, pastoriau, sugrįžk, kad gal atsistok. Okay? And he said, folks, Dabar sakė, žmonės, whatever you did it, ką jūs padarėt prieš tai, God wants to do it again. Dievas nori, kad jūs Just pakartotumėt. bless them. Dabar vėl grįžkit, palaiminkit And juos. here comes. Ir vėl žmonės grįžta. How many times? Kelintą kartą jau? 50 times. Jau 5 kartą. And he said, oh boy. And it Jisai was galvojo, happened. o Dieve, niekad to gyvenime nematęs. Finally, he said, this offering is over. Galvoju, viskas, paaukojimų laikas baigėsi. I want to finish my Bible Sakė, lesson. reikia greičiau užbaigti pamokslauti man. He was going on like Toliau pamokslauja, this. And again, Holy Spirit. šventoji dvasia vėl sustabdo jį. Now, Dabar, whatever they did, ką jie padarė, I want them to do it again. noriu, kad jie pakartotų dar But kartą, this time, bet šį kartą do it with the joy. turės daryti su džiaugsmu. Boy, I mean, if you give it to God 6 times, Jeigu and šeši- 6th time, if you give it the joy, boy, you are saved. Jeigu tu aukoji Dievui ir 6 kartą aukoji dar su džiaugsmu, tikrai išgelbėtas. And last lady, one black lady got up, Ir paskutinė moteris iš galo, juododė moteris atsikėlė and she was pushing the people. ir ji pradėjo stumti žmonės į šalį. When she heard that, Kai ji tai išgirdo, she got it inside. ji savo širdį suprato, ką jai reikia daryti. All the people side, Ji visus prastumė į šalį, dancing in the middle. ji pradėjo šokti vidurėlį, She did tarp not eilių. even come close to the steps. Ji net neprisertino arti prie Right way pastoriaus. down there standing, Jis dar buvo iš tolo, eidama, and shoot the money like a basketball. ir ji metė pinigus kaip krepšinio kamuolį. And oh boy, as soon as she did that, Kai ji tai padarė, God touched her and she was dancing all over the Dievas prie jos prisilietė taip smarkiai, ji pradėjo taip smarkiai šokti. and God healed her completely. She needed healing. Ji tuo metu gavo išgydymą, jai reikalingas buvo išgydymas. And people coming, Žmonės pradėjo eiti, po jos pradėjo eiti žmonės. and they all coming and shooting the money. Ir pradėjo panašiai daryti taip, kaip jinai pradėjo mesti pinigus, kaip kamuolį. 6th time. 6 kartus. And now, I mean, there were so many people healed. I mean, Labai daug žmonių tą akimirką gavo išgydymą. 6th time with the joy. 6 kartą aukoju su džiaugsmu. Nieko tokio dalyko negirdėjau. That's what Paul is saying here. Paulius kalba apie tai. Joy in giving. Džiaukitės duodami. And okay, now all these things wonderful. Visi šie dalykai geri. We'd like to have joy. Mes trokštam turėti džiaugsmą. If I ask you, you will all say, "Oh, I like joy." Kiekvienas iš jūsų pasakysit, aš noriu džiaugsmo. Nobody wants a sadness. Niekas nenori liūdėsio. We all want joy. Mes visi norim džiaugsmo. We want to have a joy in our serving, Mes norim džiaugsmo tarnaudami and we want to have a joy in giving, ir norim džiaugsmo duodami and we want to have a joy in obeying ir God, norim džiaugsmo paklusdami Dievui and we want to joyful in our sufferings. ir norime džiaugsmo kentėdami, But how are we going to have a joy? bet iš kur mes įgausim tą džiaugsmą? Kaip mes įgausim? We all like it. Mes visi jo norim. That's the verse we read. Tai eilutė, kurią mes perskaitėm. Paul said a very key word, Paulius raktinį dalyką pasakė, that I may know him. kad aš jį pažinčiau. Not the things, not the principles, not the blessings. Ne palaiminimus, ne principus, ne kažkokius dalykus, bet jį asmeniškai pažinčiau. And in Timothy, 2 Timothy, Antram Timotiejų laiške jis I pasakė, know whom I believed or whom I trusted. aš žinau, kuo įtikėjau ir kuo pasitikiu. That's the main key. Tai raktinis dalykas. If we know him, Jei mes žinom, pažįstam jį,
not his ways, ne jo būdą, jo not the way kelius, he operates, ne būdą, kaip jis veikia, not the blessings. ne palaiminimus. Those are all wonderful. Visi tie dalykai yra gerai, But the person himself, bet patį asmenį. that's the question God wants to ask. Tai klausimas, kurį Dievas nori užduoti mums šiandieną. Do you know me? Ar mane pažįsti? Jesus is asking. Jėzus klausia, ar mane pažįsti? Do you know me? Ar mane pažįsti asmeniškai? That's the main purpose God brought us here. Tai pagrindinė priežastis, dėl ko Dievas atvedė mus čia visus. To tell people to know him first. Kad mes pažintumėm jį asmeniškai. And rest of all the things doesn't matter. Visi kiti dalykai nereikšmingi. Do you know him? Ar jį pažįsti? And if I ask, you know Paris? Ar jūs City? žinot Paryžiaus miestą? We know. Mes tokį žinom miestą, Because we heard, nes girdėjom apie jį. but we don't know nothing in Paris. Bet mes galbūt nieko nepažįstam Paryžiui. We never been. I've been to Paris, but we never been. Galbūt ir nesam buvę ten ir nieko nepažįstam tam mieste. And we say, well, I know. If I say some country, Ye- know India? And I tarkim- say, oh, I know India. Jeigu aš paklausiu, ar jūs žinot Indiją, taip aš žinau, kur Indija. But this knowing is not like that. Bet šis žinojimas netoks, jis skiriasi. And since last night, God woke me up 5 o'clock in the morning. Šiandien ryte Dievas prikėlė mane 5 ryto. And I was reading. Because there are 2 words in my Bible, they used it. 2 skirtingi žodžiai panaudoti mano Like Biblijoje. this one. When I say, I know Latvia, because I heard about it. I know Tarkim, Latvia. aš girdėjau apie Latviją, aš žinau, nes But that's girdėjau. one kind of knowing. Tai vienos rūšies žinojimas. But there is another kind of knowing. Bet yra kitoks žinojimas. It's completely, you know intimate. Tu labai glaudžiai žinai apie tai. That's how God wants. Artimai žinai. Būtent Dievas nori, kad mes jį tai pažintumėm. You know his heartbeat. Nes tu jauti jo širdies plakimą. You know his nature. Ir žinai jo prigimtį ir charakterį, jo būdą. Everything. Žinai, His nature, his character. žinai jo charakterį, jo His būdą, heartbeat. kaip jo širdis pulsuoja, žinai, kaip jis masto. That's what God wants us to know. Dievas nori, kad jį mes tai That's pažintumėm. the key that Paul had, that he would write this letter from the prison with the joy. Tai raktinis dalykas, dėl ko Paulius galėjo parašyti šitą laišką, su džiaugsmu rašyti apie džiaugsmą ir rašyti iš kalėjimo. Because he knows. Nes jis pažinojo Jėzų. I know whom I believe. Aš žinau, kuo įtikėjau. I know my Redeemer. Aš žinau savo atpirkėją, pažįstu jį. And look at Job. Pažiūrėkime į Jobą. How much suffering he went through. Kiek Lost everything. kančių patyrė Jobas viską praradęs. And Job is saying, Ir žinot, ką jis pasakė? I know my Redeemer liveth. Aš žinau, mano atpirkėjas gyvas. So he knows. Taigi jis žinojo savo širdį. So that's why he was not afraid. Jis dėl to nebijojo. No sad. Everything he lost. Jis prarado viską ir nebuvo nuliūdęs, But he still had a joy. bet išlaikė At the end džiaugsmą. of the book, he would pray for his friends. Gale Jobo knygos jis meldėsi už savo After draugus, losing everything. praradęs viską. And they were accusing him. Jie jį kaltino neteisingai, But he knows. bet jis žinojo. He knows God. Jis pažinojo Dievą asmeniškai. But most of the time, Bet mes dažniausiai žinom, in any country now, bet kurioj šaly the focus is shifting. pagrindinis dėmesys pasitraukė į šoną, nukrypo į We šalį. want to know God. Žmonės, ar mes nenorim pažinti Dievo? Except God, we want to know about everything. Mes norim sužinoti viską apie viską, bet ne patį Dievą pažinti. About the move of God, Mes norim sužinoti, kaip Dievas veikia about the works of God, ir apie Dievo darbus mes norim sužinoti about his, maybe how he operates. ir jo veikimo būdus mes norim But sužinoti, to know him personally, bet kad pažinti jį asmeniškai, we are not spending time. mes nepraleidžiam laiko su juo. These are wonderful to know. His moves, his work. Yra We all labai, need to know. labai puiku ir gerai žinoti ir mums reikia pažinti jo veikimo būdus. First and foremost. Bet pirmas dalykas ir pats svarbiausias. And in Jeremiah 29:11, 29:11 Jeremijo. it says, I know the things I have for you. Aš žinau tuos dalykus, kuriuos turiu tau. God says, Dievas sako. and those are the things that I have for you to prosper.
prosper you, to bless you. Ir visa tai, ką aš turiu, yra tam, kad palaiminti tave. Yeah, it's wonderful. Tai puiku. How many of you memorized that one? Kiek iš jūsų We know very well. žinot Jeremiah atmintinai tai 29:11. 29:11 Jeremijo. Every country, every church. Kiekvienoj šaly, kiekvienoj bažnyčiai tai We like atsimenama. We like to underline it, we like to Mums highlight it. patinka tai pasibraukti ir atsiminti. And when we read it, Ir kai mes tai perskaitom, most of the time you know what we do. dažniausiai žinot, ką mes darom. God has the things for me to prosper. Dievas turi man palaiminimų, kad aš I klestėčiau. need to find out that things. Taigi man reikia sužinoti apie tai. Tuos dalykus reikia surasti. Matot, dėmesys? We are not saying, I want to find out about God. Mes nepasakom, aš noriu daugiau apie patį Dievą sužinoti. Our focus is, I want to find out about those things. Bet mūsų dėmesys pasidaro, God said. nes Dievas pasakė, taigi apie tuos dalykus man You reikia know, when do sužinoti. you know those things God has for you? Žinai, kada sužinosi apie tuos dalykus, kuriuos Dievas turi tau, When you know Him, kai pažinsi jį. His things automatically. Jo dalykai automatiškai He will, paseks tave. without you asking, He will explain to you very easily. Netgi neklausi jo, jis tau paaiškins apie tuos dalykus. Most of the time now, Bet dažniausiai it's a wonderful promise. tai nuostabus pažadas iš tikrųjų yra. Jeremijo 29:11. Viešpatie, tu pasakei, tu turi tuos dalykus man. Find out. Aš turiu juos surasti, sužinoti apie juos. And we spend more time finding the things of God than God Himself. Ir mes praleidžiam daugiau laiko, mąstydami, ieškodami, atrasdami tuos dalykus iš Dievo, negu paties Dievo ieškodami. That's what we are missing. Ir čia mes prasilenkiam. So today God wants us to encourage us. Taigi Dievas nori padrasinti mus šiandieną. And last night when God gave me this message, Ir praeitą vakarą, kai Dievas man davė šią žinią, it encouraged me so much. tai mane padrasino labai smarkiai. And this is a European church, first European church for us. We came to Philippi. Čia mums pirma Europos bažnyčia. Filipų bažnyčia. Yeah, and we have a lot of Lydias, and Lydia right there. Mes turim Lidijų ir vienas sėdi priešais mus. And encouraging, you know. Ir tai mus padrasino. And God encouraged me so much. Ir Dievas mane padrasino labai And as stipriai. soon as she woke up, I told her. Ir kai tik jį prabudo, aš jai tuoj pat pasakiau. And we were so happy. Ir mes labai And apsidžiaugėm. we were so joyful Ir prisipildėm džiaugsmu, that God brought us here. kad Dievas atvedžė mus And čia. no matter what, Nesvarbu, nežiūrint nieko. the main thing is Pagrindinis dalykas, we want to help people to find Him. kad mes galėtumėm padėti žmonėm atrasti jį, kad žmonės pažintų Know jį, God intimately. kad žmonės pažintų Dievą asmeniškai, You could feel intymiai, His heartbeat. kad galėtų pajausti Dievo širdies plakimą. When you do that Ir kai tai atrandi, būsi pilnas džiaugsmo. in every area, Bet kurioje gyvenimo srityje. and you could do the same thing like Paul did. Ir galėsi padaryti lygiai tą patį, ką padarė Paulius. People can beat you up, Žmonės galės sumušti tave, but the joy. bet džiaugsmas liks tavo širdyje. You lose everything, Galbūt viską prarasi, but the joy is. bet džiaugsmas tavo širdį išliks. Ir niekas iš tavęs to paimti negalės. You know Nes tu žinai, whom you serve. kam tu tarnauji. You know who you belong. Tu žinai, kam tu priklausai. Oh boy, it doesn't depend upon the outside things. Ir tai visiškai nepriklauso nuo išorinių dalykų tavęs supančių. Do you know you belong to the Most High God? Ar tu žinai, kad tu priklausai pačiam aukščiausiam Dievui? And do you know that He loves you so much? Ir ar žinai, kad jis tave labai myli? Boy, when we know that, Kai mes tai žinom, yeah, nothing can beat that. Nothing. niekas negali mus nuo to atskirti. Nothing can beat that. Niekas to negali atimti, niekas negali to pranokti. And we like to find out 10 steps to get a healing. Mes norėtumėm sužinoti 10 žingsnių į išgydymą, dar 5 žingsnius į kažką tai. Maybe 3 steps to get prayers answered. Ir 3 žingsnius, kaip mūsų maldos gali būti atsakytos. They're all wonderful. Ir visa tai yra gerai. But the main thing is Bet to know pagrindinis God, dalykas - pažinti Dievą. to know Him. Pažinti jį asmeniškai. You know what? Žinot ką? Every one of us spend a lot of time to know many things. Kiekvienas iš mūsų mes praleidžiam daug laiko, kad sužinotumėm apie kažką. And to know the knowledge, we spend how many years education here? Tam, kad
kad gauti išsilavinimą, 12 years? well, at least 12, let's No, say, age. When the age, yeah, when you graduate, 19 jo. 18, 19, Tarkim, tam, kad 19 years, gauti pagrindinį išsilavinimą žmogus 19 years iki 19 metų mokinasi, 18 panašiai, to get a knowledge. kad gauti Just to know pažinimą. about language, about poetry, about the math. Reiškia, sužinoti matematiką, kalbą, poetus. Do we spend 19 years to know about God? Ar mes praleidžiam dar 19 metų, kad sužinotumėm apie Dievą? How wonderful would be Kaip tai būtų nuostabu, if we spend at least that much time. Kad- I mean, we need to spend more. kad mes dar nors tiek praleistumėm And after sužinoti that- apie Dievą. And look at this one, all the doctors, those from studying in Kaunas. Pažiūrėkit, tarkim, They spend a lot of money, į daktarus, mūsų būsimus, kurie mokinasi Kaune. come from all the way from India. Atvažiavo iš Indijos, praleido Country, cold, No. food different. daug pinigų, išleido, nauja šalis jiems, naujas maistas, šalta. They want to know about health and sickness and how to get healed. Reiškia, jie nori sužinoti apie ligas, sveikatą ir kaip tai gydyti. Intense study. Ir labai intensyvus mokslas. Oh boy, what about if we get a 6-year study to know God? Jeigu mes praleistumėm 6 mėnesius, Wonderful. kad sužinot apie Dievą, intensyviai, Intensely, intensyviai. I want to know God. Aš noriu pažinti Dievą, Know His heart. aš noriu pažinti jo širdį. Paul knew Him. Paulius jį pažinojo. That's why his secret is he could say, that oh boy, I have a joy. I mean, he was Dėl telling to- from the prison, rejoice. Jo džiaugsmo priežastis tai ir buvo, kad jis pažino jį, nes jis sako iš kalėjimo, džiaukitės. When you don't know Him, Kai jo nepažįsti when the sufferings come, ir kai ateina skausmas, kančia, instead of having joy, vietoj to, kad turėtum džiaugsmą, you feel upset, tu supyksti you feel depressed, ir tampi depresuotas discouraged. ir sugniuždytas. Paul had every right to be discouraged. Paulius turėjo visas teises būti sugniuždytas, His joy is not depending upon what's happening around. bet jo džiaugsmas nepriklausė nuo įvykių aplink jį. And look at this letter. Pažiūrėkit į šitą laišką. He wrote a special letter to Philippi church Parašė specialų laišką Filipų bažnyčiai. and still encouraging us. Ir tas laiškas tebedrasina mus šiandieną, After 2000 years. po 2000 metų. And we are still encouraging. Ir mes esam padrasinti. I mean, this is only now I started it. Later on, I will go into that one. Do you know Him? That's the series. I don't know whatever God gives me, for the Aš next few nežinau, weeks. I don't know how long. ką Dievas man duos kitam ir dar kitam susirinkimui, aš galbūt tęsiu tai, ar tu pažįsti jį tą kryptim. So many scriptures famous. Daugybė rašto vietų yra būtent šitame laiške apie tai. And so today I want to encourage you. Taigi noriu padrasinti jūs šiandieną. You have a happiness or you have a joy. Ar jūs turit laimę ar džiaugsmą? Do you know Him or do you know about Him? Ar tu pažįsti jį, ar žinai apie jį? Tik žinai apie jį. And I told you one time Indira Gandhi, our prime minister, was coming to our Šitokį įvykį esu jau pasakojęs, dar kartą papasakosiu. Kartą Indira Gandhi atvyko, mūsų premjerministrė buvusi, atvyko į mūsų miestą. and my friend said, Ir mano draugas oh, pasakė, I know Indira Gandhi very well. aš pažįstu Indira Gandhi labai gerai. I can go to the stage Aš galiu nueiti iki scenos and give a shake hand. ir paspausti jai ranką. Oh boy, Aš galvoju, oho, how do you know? aš sakiau, iš kur tu ją žinai? He said, I know her. Sakė, pažįstu ją. I know her very well. Labai gerai pažįstu. And she came, Taigi, jie atvyko, gave a half an hour message and gone. pusvalandį pakalbėjo ir išvažiavo. He's not even close to the stage. He's far in the back. Ir tas mano draugas net nebuvo arti scenos, jis buvo toli nuo scenos. Hey, Aš sakau, klausyk, you know Indira Gandhi very sakiau, well. juk man sakė, kad ją pažįsti. And why you lied? Ko melavai? He said, yeah, I told you I know her very well. Aš pasakiau tau, kad aš ją pažįstu gerai, taip. But he said, she doesn't know me. Bet problema, ji manęs nepažįsta. She doesn't know. Ji manęs nepažįsta, aš tai ją pažįstu. Dabar klausimas. You know about God. Tu, About God, not tu- God himself. tu žinai apie Dievą, galbūt Dievo nepažįsti. That would be only one way. Tai būtų tada tik tai eismas viena kryptim, ryšys viena kryptim. Paul had a
Bet Paulius turėjo eismą abiem kryptim. Know him intimately. Kai mes jį pažįstam asmeniškai, intimiai, Then he would know you. tada jis gali pažinti ir tave. That's the strong relation. Tada yra labai stiprus Most of the ryšys. time now, we have only one-way relation. Dažniausiai yra ryšys iš vienos pusės. Only we know about him. Mes žinom apie jį. Paul wants to have a two-way relationship. You know. Paulius norėjo turėti ryšį iš abiejų pusių. You know how it would be? Žinot, kaip tai gali būti? Let's say, if I tell you, Splendid is my son, Jeigu aš jums pasakyčiau, Splendid mano sūnus. and I don't need to tell I am his father. Ir man nereikia jam pasakyti, kad aš esu jo tėvas. If you mention one relationship, Jeigu aš paminiu ryšį iš vienos pusės, other one is clear. labai aišku, kad aš esu jo tėvas. And if I say so and so is my mother-in-law, Ir jeigu aš pasakau, kad šita moteris yra mano uošvė, I am her son-in-law. tai reiškia, aš I esu don't jai need to tell. žentas. Anos pusės net nereikia paminėti. And I say, this is my brother. Arba aš pasakau, čia mano brolis, I don't need to tell I am his brother. nereikia man pasakyti, kad aš esu jo brolis. And if I say she's my wife, Jeigu aš pasakau, kad ji mano žmona, I am her husband. man nereikia paminėti dar, kad aš esu jos vyras. That's how it's supposed to be. When you Taip mention turi būti, he's my God, kai pasakai, kad jis yra mano Dievas. if you know him intimately, Jeigu jį intimiai asmeniškai pažįsti, you don't need to mention the other way around. tau nereikia paminėti kitos pusės. God will tell automatically, Dievas pats automatiškai sako, that's my beloved daughter, tai mano mylima dukra, that's my beloved son. tai mano mylimas sūnus, You know him nes tu jį pažįsti, to have a two-way relationship. kad ryšys būtų iš abiejų pusių. Today I want to encourage Taigi noriu padrasinti šiandieną. Kažkur gal tau reikia užsirašyti ar Biblijoje, ar kažkur sąsiuvinį, aš noriu pažinti Dievą asmeniškai. Aš noriu pažinti jį intimiai. and when you read that one again and again, when Ir kai you tu see tai it, perskaitysi karts nuo karto ir matysi tai prieš savo akis, it will remind you, tai primins tau. and then it will tell you how much time you spending to know him. Ir tai tau primins, kiek laiko praleidi, kad pažintumai. So today, Taigi šiandien įdėk pastangų, kad pažintum Dievą. Nuleiskim galvas visi. Ačiū tau viešpatį. thank you, Jesus. Ačiū tau viešpatį. Hallelujah. Praise you. Ačiū tau viešpatį. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. I cannot tell about God to you as much as you want to know about himself yourself. Štau apie Dievą negaliu papasakoti tiek, kiek tu nori sužinoti apie jį. You have to know yourself. Tu turi pats jį pažinti. Taigi, padaryk tokį sprendimą šiandieną. I want to know you. Viešpatie, aš noriu pažinti tave. I want to know you more and more every day. Noriu tave pažinti labiau ir labiau kasdien. I want to feel your heartbeat. Aš noriu pažinti tavo širdies plakimą. I want to know all, even more than all know. Noriu pažinti viešpatė tave kaip Paulius arba net labiau už jį. Thank you, Jesus. Ačiū tau viešpatė. Ačiū tau viešpatė. Lord, I commit today. Viešpatė, I make a commitment. padarau apsisprendimą ir pavedu save tau. I will spend time to know you. Kad praleisiu laiko su tavim, kad pažinčiau tave. Ačiū tau viešpatė. Ačiū tau viešpatė. Aleliuja, Jėzu, ačiū tau viešpatė. Ačiū tau viešpatė. Aš noriu pažinti tave vis labiau ir labiau. Noriu pažinti tavo prigimtį, tavo charakterį, Your mind. I want to know your mind, tavo, your heart. tavo protą ir tavo širdį. Ačiū tau viešpatė. Ačiū tau viešpatė. Lord, I want your heartbeat to be in my heart. Viešpatė, aš noriu, kad tavo širdies pulsas būtų mano širdies pulsu. Ačiū tau viešpatė. Ačiū tau viešpatė. Oh, we praise you. Šlovinam ir garbinam tave Thank viešpatė. you, Lord. Ačiū tau viešpatė. Thank you, Lord, for today. Ačiū tau viešpatė už šiandieną. Mylim tave, Jėzau. Mylim tave už tai, kas tu esi. We worship you for who you are. Garbinam tave už tai, kas tu esi viešpatė. Oh, Jesus, you are my Jėzau, tu esi viskas mums. Jėzau, tu esi viskas mums.
Aleliuja. Šlovinam tave viešpatie. Ačiū tau viešpatie. Ačiū tau Jėzau. Ačiū tau viešpatie.